aš jau nežinojau, ar dar daryti tokį video, ar ne, bet aš užklausiau Instagram'e savo sekėjo, ar mes išaugom iš tokių video, ar vis dar jie yra įdomus, tai gavau labai gerą atsakymą, kad šitie video vis dar yra aktualūs, todėl aš čia sėdžiu ir parodysiu, kur prasileidau savo pinigus. Dar labai greitas prašokimas, kad iš tikrųjų su manim dar nėra susisiekusi konkurso nugalėtoja, kuris buvo gal prieš porą mėnesių, aš jau nežinau, bet buvo labai senai. Tai aš dar kartą primenu, įkelsiu, kaip atrodo nugalėtojo neimas ir lauksiu dar, kad su manim susisiektų ir jeigu iki kito mano video nesusisieks, tai aš tiesiog rinksiu naują nugalėtoją. Man atrodo, bus tiesiog sąžininga, nes laiko tikrai daviau labai daug. Tai va, aš sėdu čia, nes noriu jums parodyti pirkinius, kurie stovi man už nugaros ir jų yra čia toks didelis kalnas, tai tuoj viską aš pasimsiu pas save. Ir esmė yra ta, aš jau kuris laikas norėjau iš tikrųjų apsipirkti ir drabužių čia bus, ir tiesiog buičiai, ir kosmetikos. Tai norėjau šiek tiek apsipirkti drabužių. Aš iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų tampau savo drabužius iki negalėjimo, kol paskui pačiai gėda, pagrinde aš nebeturiu su kuo eiti darbą, nes aš pagrinde gyvenu darbos namai, tai man reikėjo labai rūbų, kad bent jau reprezentatyviai atrodyti darbe, nes paprastai aš esu toks žmogus, kuris neturi konkretaus stiliaus. Aš vieną dieną galiu ateiti su švarkeliu, tokia įdoma, moteriška, kitą dieną aš tiesiog ateisiu su Jordano treningais, būsiu visiškai marozas ir man visiškai nesvarbu. Aš neturiu kažkokio konkretaus stiliaus, aš absoliučiai rengiuosi taip, kaip man tą dieną yra nuotaika, ką aš iš vakaro susigalvoju, kad man būtų tiesiog patogu. Seniau dar būdavo taip, kad kaip aš atrodysiu, jeigu per daug pasipuošiu, gal išsiskirsiu per daug iš minios ir dar kažką, bet dabar atėjo toks momentas, kada aš tiesiog noriu rengtis taip, kad aš jausčiaus gerai, aš savo būčiau graži, aš savo būčiau patogiai ir man net nebėra labai svarbu, ar aš išsiskiriu per daug iš minios ar ne. Tai sakau, aš neturiu konkretaus stiliaus, pas mane vieną dieną treningai, kitą dieną švarkai, kitą dieną nežinau dar kas. Tai labai bus random mano pirkiniai, bet vis tiek, kadangi nusprendžiau daugumą, ką noriu pamatyti, ką nusipirkau, tai parodysiu. Tai bus daug drabužių. Su vienu drabužiu bus tiesiog kuriozas, nes aš išleidau virš 200 eurų ir dėja, bet tas rūbas man netiko, tai teiks grąžinti, kad ir kaip gaila, bet iki to prieisim. Ir aš manau, tiesiog susirenku savo daiktus ir pradėsim nuo pačių paprasčiausių pirkinių, o rūbus paliksim turbūt gale. Tai gal pradėsiu nuo vieno labai excited pirkinio, kurį iš tikrųjų aš nusižiūrėjau. Aš esu tas žmogus, kuris kartais nusižiūri nuo kitų ir jeigu pamatau, kas man patinka, man nesvarbu, kad kitas žmogus jį turi pirmiau ir vis. Tai aš kurį laiką, nežinau, net ar minėjau per video ar ne, labai norėjau jau naujo tokio gražaus pavasariui, nebūtinai pavasariui, bet gražus tokio vintažinio, senovinio tokio tipo puodelio ir ypač kai aš pradėjau gerti kakavą kažkurio metu, aš išsinorėjau tiesiog, kad ta kakava būtų gražiam puodelį ir kaip tyčia tik tokią vieną merginą išmetė lietuvę, kuri turėjo tokį gražų puodelį, kad aš tiesiog nusiskrinšotinau, įkėliau ChatGPT, kur galiu rasti aš tą puodelį. Tai pasirodo, tas puodelis buvo Žanos parduotuvai ir aš gal net kitą dieną ar artimiausią dieną bėgau į Žaną pirkti to puodelio, nes aš tiesiog negalėjau jo palikti vieno. Tai aš vis jį žiūriu ir man jis toks gražus, aš negaliu turbūt vienas gražiausių puodelių, kurį esu turėjus. Tai jis atrodo štai taip, man labai patinka, kad tos gėlytės yra visos skirtingos, skirtingų spalvų. Vienos rožinės, kitos mėlynos, kitos geltonos, violetinės ir jos yra skirtingos. Puodelio forma yra visiškai žiauriai graži ir man patinka, kad jis yra šiek tiek didesnis negu pats arbatinis puodelis, tai čia yra 300 ml ir man grinai arbatai, kakavai gerti šito puodelio visiškai pats tas, man labai užtenka to turio, nerealaus grožio puodelis. Aišku, aš už jį šiek tiek sumokėjau, jis kainavo apie 20 eurų, bet aš jį pirkau vieną, nes man tik jo reikia, mano vyrui nelabai svarbu, iš kokio puodelio geria. Tai tiesiog, kad kai vienas savo nusiperki, tai tiesiog žinau, kad aš ilgai naudosiu ir man ta kaina tokia atrodo, kaip ir atsipirks su laiku. Tai baisiai gražus, labai nesąmoningai skamba, labai gražus puodelis. Labai happy esu, būtent tokio panašaus, būtent kažko tokio labai norėjau, labai ieškojau, tai tiesiog random, sakau, tik tokia išmetė ir iš karto ėjau domėtis, kas čia per puodelis. Čia yra Seltman Weiden Bavaria, gamintas Vokietijoje, kažkoks tai labai jau fancy porcelianas turėtų būti, nors apie jos neišmanau, bet
Negaliu. Labai gražus puodelis, labai patinka, labai džiaugiuosi. Ir tiem, kas vertina puodelius, kaip aš, kuriem pat norisi vis naujo puodelio, kažkokio naujo ritualo, tai manau supranta, kad ką reiškia turėti tą naują gražų puodelį. Einam tada prie kitų priemonių ir pašnekėsim šiek tiek apie tą tvarumą. Aš kuris laikas jau nekėliau vlogą jokio, bet kitas video pasistengsiu, kad jau bus vlogas, tai daugiau gal parodysiu, kažką papasakosiu. Bet jo, aš vis dar stengiuosi mažinti plastiką, mažiau sunaudoti plastiko, gert mažiau iš plastikinių butelių ir panašiai. Tai nusipirkus esu keletą naujų dalykų, tai greitai praseisiu, nežinau kiek tiksliai mano auditorijai šitą temą yra aktuali, gal prisijaukinsiu po truputį. Tai šitą aš jau naudojau, tai dėl to jis neturi savo dėžutės, bet čia yra metalinis skustukas. Jo spalva man tokia graži, aš negaliu. Tai čia yra vienaašmenis skustukas, aš su juo jau skučiausi kojas, rankas jau ne vieną kartą ir jau turiu kažkokią tokią nuomonę susidarius, tai man labai patinka tai, kad manęs nebeberia. Aš pastebėjau, kad kai panaudojau šitą skustuką, aš jį pasidėjau spintelę ir kitą dieną tingiau jau pasimti, greitai su vyro prasėjau per blauzdas. Ir aš prisiminiau, ką reiškia, kai išberia blauzdas ir skauda, kai jas beria, ir supratau, kad tiksliai naudojant va tokį metalinį skustuką manęs nebeberia ir man nebeskauda blauzdų. Tai man čia yra tikrai didelis atradimas ir mano jautriom blauzdom tikrai yra labai fainas. Aišku, reikia priprasti prie pačio šito naudojimo, dėl to, kad jis yra šiek tiek kitoks negu įprastas, gal reikia labiau atidirbti tą sistemą. Vakar skučiausi rankas, tai nežinau, atrodo labai gerai nuskuta. Su šiuo skustuku sako, kad mažėja plaukelių įaugimo tikimybė, tai nežinau, dar matysiu, nenaudoju tiek ilgai, bet man žiauriai patinka tai, kad oda tikrai jaučiasi labai švelni ir man patogu su juo skustis. Aš jau pradedu atkirsti tą sistemą, kaip reikia skustis, ir man patinka tai, kad mano oda būna labai švelni ir jos neberia. Esu šitam dabar tokiam keli, nes pasidomėjau, kad tų skustukų galvutės, kurias naudojam ten plastikinius skustukus, kur keičiamus galvutės, tos galvutės yra jau nebeperdirbamos, tai realiai su kiekvienos galvutės išmetimu mes teršiam aplinką ir viskas. Tiesiog nebėra kaip ją perdirbti ir kažkaip paleisti toliau į tą sistemą. Tai dėl to šitie yra žymiai tvaresni ir mums tai reikia pakeisti tą ašmenį, kuris yra viduj, jie kainuoja labai nedaug ir plus yra metalas, tai kaip ir nekenkiam gamtai. Labai džiaugiuosi kol kas, aišku, nežinau, ar čia yra geriausios kokybės, ką galim rasti ir panašiai, aš čia kaip ir bandausi, žiūrisi, bet man kol kas labai patinka. Einant prie kito, šiukšlių maišai skamba gal labai juokingai, bet aš vieną dieną irgi supratau, kad mes perkam plastikinius šiukšlių maišus tam, kad jas išmest tiesiai į gamtą ir mes teršiam gamtą su šiukšlių maišais, nes jie yra iš plastiko. Jie sunkiai yra, tai aš turiu nusipirkusi, dar nepanaudojau, kurie turėtų būti žymiai tvaresni ir kaip suprantu, šį turėtų su laiku suirti. Tai žiūrėsiu, kaip bus. Pažiūrėsiu, kaip laikys šitie, nes man tiesiog įdomu, ar jie neplyš, ar nebus taip, kad persigers vandens ir pradės irgi plyšti ir irt. Tai pažiūrėsiu, keistas dalykas galbūt kalbėti apie, bet tokia tiesa. Dar du paskutiniai dalykai, tai yra muilas, kurį aš naudoju kitokio kvapo. Aš supratau plauti indus su tuo muiliuku, atkalau sistemą, kiek reikia kartu patapšnuoti tą, sakykime, bambukinį šepetėlį, kad muilo gautų daug ir, ta prasme, pasirodo čia toks atvejis, kada kuo labiau brūžini tą bambukinį šepetėlį tą muilą, tuo labiau jis būna koncentruotas ir gali netgi prašiau plauti ir putot. Tai aš pastebėjau, kad kaip plaunant, aš po truputį patapšnuoju tą šepetėlį, muiliuką. Man pasiėmo normaliai to muilo ir aš galiu labai gerai ir lengvai išplauti indus. Tai keista, bet taip veikia. Tai pasiėmiau dabar kito kvapo, Sweet Orange irgi muiliukas, nes mano anas jau eina į pabaigą. Bet vat ką supratau, kai aš tik jį pradėjau naudoti, aš belekaip trindavau tą šepetėlį muilą ir jis man ganėtinai greit pradėjo naudotis, tai kadangi dabar jau turiu labiau tą sistemą, kad reikia labai mažai patapšnuoti, tai jo, šito muilo tada turėtų tikrai daugiau ištekti. Ir skaniai labai kvepia, tai man labai patinka, tai atrodo muiliukas štai taip. Tada kūnui aš nusipirkau irgi muilą, kūno muilą, vanilą, cherry blossom kvapą. Šiaip skaniai kvepia, atrodo štai taip. Parodysiu gal irgi pakuotę iš arčiau. Tai
Nežinau, šiaip fainai visai atrodo, man bus įdomu išmėginti ir pažiūrėsiu, kaip jausis, kai jau grinai rankom mailuosiu savo kūną ir prausiu. Tai gal kas išnaudosiu tą, ką turiu ir tada prieisiu prie šito. Tai kadangi kalbame apie kosmetiką, tai yra 2 produktai, kurių nespėjau gauti iki šito video. Aš tų produktų laukiu, nežinau, gal 2 savaitės. Šiandien tikrinau, jau yra 10 dienų nuo tiesiog informavo mane, kad siunta išsiusta ir aš jos dar negaunu, tai aš esu nusipirkus iš Solidu šampūną ir kondicionierių, irgi be plastiko pakuočių, labai panašaus tipo mailiukai, tik tais šampūnas, kondicionierius ir aš jo vis dar negavau, aš laukiu tų produktų, kad galėčiau kartu įdėti šitą video ir jums parodyti ir papasakoti ir pačiai pažiūrėti, kas ten yra, bet neatėjo. Tai tiesiog užsisakiau, kelsiu gal ant ekrano, kaip atrodo, ką aš ten užsisakiau. Tai labai gaila, šiaip mano jau irgi kietasis šampūnas eina į galą, tai aš tikiuosi spėsiu dar gauti tuos, iki kol neišnaudojau savo, grinai, nuo šampūno. Ir toliau dar apie kosmetiką. Buvau į InHair parduotuvę labai random. Bet tarp šito maišiuko yra vienas produktas, kuris yra iš Eurokoso. Got to be glued. Parodysiu iš arčiau. Aš jį naudoju tiesiog, kai susirišu plaukus. Ir vat grinai, va čia prie ausų lenda plaukeliai. Tai aš paimu su to šepetėliu ir prašukuoju taip į viršų. Ir man taip suteikia tokio, nežinau, to jausmo, kad tu esi labiau susitvarkęs, net nežinau kaip išsireikšti. Tai man tiesiog patinka tas tvarkos jausmas plaukuose, tai aš tiesiog praseinu pro visus tos išsikišusius plaukelius ir man atrodo, kad jis ganėtinai gerai veikia, suklijuoja tos plaukus. Tai aš vieną tokį jau turiu, jau grinai realiai baigiau išnaudoti, tai pasiėmiau dar kitą, nes man labai patiko. Aš žinau, kad su juo dar yra merginų, kurios ir tvarkosi antakius. Gal kažkada reiktų pamėginti ir man antakis pasistailinti su juo, bet jo, man gal labiausiai baisu visada, kad nebūtų kažkokių baltų likučių, bet aišku, reikia bandytis. Bet šiaip plaukam, vat kaip sakau, aš prie ausų pasiėmu, taip stipriai sušukuoju, tikrai gerai užfiksuoja laiko ir jautiesi tikrai žymiai tvarkingesnis. Iš pačios InHair parduotuvės, ką nusipirkau, tai yra Milkshake Incredible Milk 12 Effects. Žodžiu, čia yra leave-in kondicionierius, treatmentas visų tipų plaukam. Aš labai panašų juos naudojus ir man labai patiko kvapas, man patiko, kad mano plaukai jautėsi tokie purus, lengvus, švelnus, tai aš tiesiog pasiėmiau dar kartą pasimėginti, labai norėjau kažką vėl turėti plaukam, tiesiog greitai pasipurkšt po visų savo dušų, tai tiesiog pasiėmiau šitą priemonę, tai tikiuosi man patiks taip kaip sena, man patiko, net neprisimenu, gal tokį patį turėjau, bet man atrodo, ten buvo leave-in kondicionier baltoj pakuotėj. Nu, žodžiu, vis tiek, manau, turėtų gerai veikti. Tai jo, mano toks vienas produktėlis plaukam. Aš esu irgi ne per seniausiai iš dušo, ėjau į sportą, grįžau, nusiprūsiau ir mano plaukai dabar po dušo nelabai atrodo klauso. Reikia pusę paros, kad susigulėtų ir gražiai pradėtų kristi. Tai jeigu jūs erzins plaukus, tai plaukai mano, tai žinokit, mane irgi biškį erzina. Tada dar viena siunta, nu aš pati ją užsisakiau, žodžiu, čia yra iš Benu.lt. Ir aš jau vieną kartą sėdėjau su ChatGPT ir klausiau, kokius man vitaminus naudoti, nes norėjau naudoti ir D, ir C, dar kažkokį. Tai žodžiu, su ChatGPT pagalba prisirinkau savo vitaminų ir pasidariau Benu vaistinės užsakymą, kadangi aš dirbu su Benu vaistinė ir turiu nuolaidos kodą, tai pasidariau nuolaidų ir savo, tai primenu ir jum, kadangi aš ir pati naudoju savo nuolaidos kodą, tai jeigu einate į Benu vaistinę, Benu.lt vaistinę, tai irgi prisidėkit savo krepšelį dalykėlių ir kai jau eisite apmokėjimą, pamėginkit mano kodą Justina5, atrinktiem produktam taikoma nuolaida, tai papildomai sutaupysit ir šiek tiek mane paremsit. Tai jo, prisirinkau čia keletą vitaminų. Tai pabandysiu ištraukti, parodysiu jums. Pasiėmiau 3 vitaminus. Čia yra, man atrodo, visi 3 nauji brandai, kurių dar nesu bandžius. Tai bus man pačiai labai įdomu. Ir aš pasiėmiau labai stiprų vitaminą D3. Ir čia yra 5000 stiprumo. Aš prieš tai valgiau guminukus, kuriuos tiesiog darbe mums visiems darbuotojams padovanojo. Ir man patiko tiesiog labai kremdytos guminukus. Ir man atrodė, net kai aš suvalgau tą 2 dozę, minėjau praeitą video, kad valgau po 2 dozę,
aš jaučiu šiek tiek geriau ir energingiau ir tarsi antros dienos pusė daugiau energijos turiu. Tai dar ChatGPT pasakė, kad dar 5000 galiu naudot, tai čia jau man atrodo jau kaip prie viršutinės ribos tokios. Tai tokie bus vitaminai ir labai laukiu, kada galėsiu prisėsti ir jums parodyti, nes visą laiką negeriau dabar vitaminų. Tai norėsiu dabar būtinai po šitą video visus vitaminus išgerti, tada man pasibaigė ašvaganda, bandysiu naują ašvagandą iš Švanso, tai jinai atrodo štai taip. Aš nežinau, ar ašvaganda man žiauriai padeda ar ne, bet pradėjus naudot, aš jaučiausi, arba čia placebas, kas vėlgi nėra žiauriai blogai, kad aš jaučiuosi tiesiog stabilesnė, mano emocijos tiesiog stabilesnės ir pasiėmiau iš Ekoš kvercetiną, tai tokį aš dalykėlį pirmą kartą naudosiu ir jis atrodo štai taip. Tai irgi bus labai įdomu tiesiog pažiūrėti, kaip su ChatGPT pagalba išsirinkus visus 3 vitaminus aš jausiuos, kai gersiu juos kiekvieną dieną. Šiaip įdomu, man patinka su ChatGPT pabendrauti, aš daug tenais chatinu ir sužinau dalykų ir jo paskui visiems kitiems kvaršinu galvą su savo sužinoto informaciją. Tai va, žodžiu. Vitaminai, noriu vėl grįžti vitaminų naudojimą, nes dariausi pertrauką tam, kad galėčiau prisėsti jums parodyti šitame video. Ir jo, man atrodo, mes iš tokių dalykėlių viską apžvelgiam ir dabar prieisim prie didžiausios rūbų krūvos, kurią pasiėmiau. Aš važiavau į Akropolį, ten praleidau gal 3 ar 4 valandas, kol viską išsirinkau, nes aš buvau tiesiog tam tikram hantinimo mode, kad man reikia rūbų ir einu pasimsiu maišus, pažiūrėsim. Turiu 4 maišus. Tai įsivaizduokit, kaip buvo smagu tampytis per visą Akropolį man jos. Vila yra ne iš Akropolio, aš tiesiog, kai čia viską dėjausi video, prisiminiau, kad aš jums nepapasakojau apie vieną tokį švarkelį, kuri irgi nėra pats seniausias mano pirkinys, todėl galvoju dar visai legalu įtraukti šitą video. Tai vienam video jūs mane matėt turbūt su šito švarkeliu ir aš jau kuris laikas norėjau kažko tokio ir aš kai pamačiau šitą švarkelį kabantį, aš tiesiog jau norėjau labai, nes man labai patinka tai, kad jis turi tokį, aš nežinau, čia kaip vadinasi žąsų kojelių ar kažkoks tai raštas ir kadangi čia yra nemažai spalvų ir raudona, ir žalia, ir ruda, ir šviesiai ruda, tamsiai ruda, smėlio spalvos, jį galima su daug kuo derinti ir man tas patiko, kad kadangi jis turi taip, tokių prislopintų spalvų, aš jį galiu suderinti su lygiai taip pat daug spalvų. Tai aš aišku jį naudoju, nešioju pagrindė į darbą, bet jeigu reikia į miestą nuvažiuoti ar kažką, irgi tiesiog užsivelku ir aš jau tokia put together jaučiuosi ir man tiesiog labai patinka. Aš norėjau kuris laikas tokio, man jie suteikia tokio ir rimtumo, bet ir tvarkos tokios, bet ir atrodo vis tiek casual. Nemanau, kad čia gal visų skonio toks švarkelis, bet karts nuo karto, man kai sakau, užeina mūdas į darbą nuvaryti kažkaip atrodyti labiau put together. Galiu labai drąsiai rengti šį švarkelį ir su juo atrodau savo fainai. Einam tada prie Stradivarius, tiesiog neturiu maišelio, tai parodysiu taip. Tai prie kasos stovėdama aš užuodžiu kvepalus Vanilla Drop Intense. Aš žinau, kad čia tualetinis vanduo, žinau, kad jie nelaikys man visą dieną ir panašiai, bet man tiesiog visai patiko kvapas ir galvoju, man tiesiog į darbą išsinešti. Viskas pas mane susijęs su darbu. Aš tiesiog noriu darbę būti patogiai, ok? Bus man išsinešti darbą ir karts nuo karto tiesiog refreshint save. Tai turiu labai paprastą maikutę. Aš norėjau kažkokio tokio lengvo kritimo ir neaptemptos maikutės. Tai man tiesiog patinka, kad jinai tokia krentanti ir suteikia to visiškai lengvumo jausmo. Ir man su šitais džinsais, kurie irgi yra iš Stradivarius, labai tinka, tai aš tiesiog apsirengu šitaip jaučiuosi tarsi. Aš labai paprastai atrodau, bet neblogai atrodo. Tai šitie džinsai yra platus, jie yra straight wide ir man jie patinka, nes jie labai patogiai jaučiasi ir matot pas mane ant video šitos džinsiukus ir kaip kartu su šita maikutė atrodo. Tai aš nežinau, šitie džinsai kainavo 33 eurai, man atrodo, kad čia labai dar pigiai. Aš kai važiavau į Akropolį, aš įsivaizdavau, kad visur viskas tiek brangiai kainuos, bet sakyčiau, dar visai taip neblogos kainos buvo. Aš nežinau, gal aš per senai buvau ir jau susitaikiau su to, bet 33 eurų už džinsus man atrodo labai nedaug.
ir čia yra 36 dydis. O maikutė kainavo, tai jau pasakysiu, nuo kai kurių bus jau nuimtos etiketės, nes jau nešiojau. Ir maikutė tik 10 eurų ir čia yra S. Tai sakyčiau labai pigiai. Plius, kalbant apie medžiagą, yra 100% medvilnė. Dar kalbant apie medžiagas, aš žinau, kad bus dabar toks srautas nuomonių, kad aš esu prieš plasmasę ir perku rūbus iš plasmasės. Tai okei, aš suprantu tą nuomonę, aš lygiai tos pačios nuomonės esu, tiesiog aš stengiuosi, kur galiu tikrai nusipirkti jau tą rūbą iš geresnės medžiagos. Kitas dalykas, aš turiu vieną rūbą iš labai geros medžiagos ir jis kainavo virš 200 eurų, tai man ant kitų jau nebelabai tiek daug pinigų turiu, tai negaliu visko iš karto susipirkti su natūraliom organiniam medžiagom, nes žiauriai daug kainuoja, apart šitos maikės, aišku. Bet tiesiog aš stengiuosi jau sąmoningiau žiūrėti tas etiketės ir iš ko tas rūbas yra pagamintas. Ir aš, kaip esu minėjus, per vieną dieną nepadarysiu aš to perversmo, todėl taip, kai kurie mano rūbo tikrai yra iš polisterėlio ir aš nieko negaliu padaryti. Negaliu visko rasti su natūraliom medžiagom ir stengiuosi vis tiek žiūrėti tas etiketės. Bet vis tiek, ne visur yra taip paprasta rasti, o tas rūbas, kurį jums parodysiu ant pačio galo, aš jį nusipirkau žiauriai brangiai, 100% medžiagos natūralios, bet jis man netinka ir aš turėsiu jį dar grąžinti. Tai papasakosiu, aišku, bet tiesiog nesitikėkit, kad čia viskas bus iš natūralių medžiagų, nes nėra taip paprasta ir surasti ir nepigiai kainuoja dažniausiai. Tada aš buvau Berškoje ir pasiėmiau iš Berškos tik tais vienas kelnes. Irgi aš labai norėjau kažko, kai pamačiau, supratau, kad noriu tokių laisvai krentančių kaip treningiukas, kaip labiau patikėti ir kelnes. Ir šitos kelnes bus S ir kainavo 26 eurai ir jos atrodo štai taip. Tai irgi visur matysite mano video, kaip aš su jomis atrodo. Tai man labai patiko, kad šitas kelnes turi tą skirimuką, skeltuką. Kas čia yra? Nežinau, kaip vadinasi. Žodžiu, šitą siūlę per vidurį, kojas, kas suteikia tokio įdomumo ir neatrodo, kad per daug treninginėse. Tai aš manau, prie kokių New Balance turėtų labai fainai atrodyti. Plius, kadangi čia yra ta guma, visai fainai irgi apsitempia, jaučiausi žiauriai patogiai su šitom kelnėm. Ir aš galvoju, aš šiaip į darbą einu dažniausiai su džinsais, bet manau, jeigu nueičiau su baltom maikutė, šitom kelnytėm, tikrai neatrodyčiau, kad atėjau kaip bomžiukė iš lauko ir bandau čia kažką dirbti. Tai man atrodo, dar šitas kelnes, kur tikrai galima dėtis drąsiai į ofisą, nes jos neatrodo tokios visiškai per daug jau treninginės ir netvarkės. Tai Berškos rūbas tik vienas buvo ir tada aš gal jums parodysiu, ką nusipirkau iš Pull&Bear, ten jau keletą drabužių pasiėmiau. Tai Pull&Bear ir jo nusipirkau. Jau kai man patinka, tai būna taip, kad aš vieno rūbo kelias spalvas pasiėmu. Tai čia tai buvo su marškiniais vienais. Ir šitie marškiniai dabar, man atrodo, čia bus 100%, ai ne, čia yra šiam 9 viskozė ir 3,1% linas, S ir 26 eurai. Tai yra tokie marškiniai, jie yra labai laisvai krentantis ir man labai patiko tas, kad aš juos galėčiau nešioti vasarą prie kažkokių šortukų ar prie kažkokios maudymkės viršaus, jeigu keliausim šiais metais, kaip ir planuojam, bet dar bilietų neturim, tai negaliu sakyti, bet aš manau, kad čia tokie marškiniai jie tinka ir į miestą, ir į kokį paplūdimį užsimest. Man tiesiog patiko, kad jie atrodo labai tokie casual, labai tokie laisvi, tokie labai patogus ir baltus tokius pasiėmiau, visiškai tokius pačius, tik tais baltos spalvos, nes man atrodo, kai aš pradėjau matuotis rūbus, kad man prie veido labiau tinka tokios prislopintos žemiškos spalvos, tai dėl to tą tamsiai rudą pasiėmiau, o balta tiesiog šiaip norėjau kažko tokio irgi lengvo, paprasto, gražiai krentančio, tai dar ir balti, nežinau, ką daugiau apie jos papasakoti. Ir vienas iš tokių paskutinių megztukų, žiauriai man gražus, oh my god, aš su juo jau ėjau į darbą kelis kartus ir etikečių jau čia nepasilikau, bet jis atrodo štai taip. Jis man žiauriai gražus tam, kad jo pečiai yra šiek tiek žemiau,
Jisai yra labai švelnios medžiagos, aišku, čia vis tiek nėra ta tikra vilna. Ir man labai patinka, kad tos sagos yra su apykakle labai aukštai. Tai kai tu apsirengi tokią baltą aukštesnę maikutę, jinai šiek tiek išlenda iš šito tekliuko ir nežinau, bet priduoda tokio įdomumo ir tvarkos tokios ir jau, nu žodžiu, Pintereste labai daug gali pamatyti tokių outfitų, kur tiesiog šiek tiek balta maikutė išlenda iš po apykaklės ir labai fainai atrodo, tiesiog tvarkingas labai atrodo ir viskas taip dera gražiai. Tai man labai patinka šito megztuko ir pasiuvimas ir spalva. Čia pačioj dar turim tokią medžiagą, kuri irgi suteikia tokio laisvumo, bet ir, nežinau, man tos rankos dar patinka, nes jos tokios ganėtinai plačios ir taip gražiai ant tos rankos užsideda ir krenta. Žodžiu, man toks tobulas šitas megztukas, aš esu labai įsimylėjus, man jis labai patiko. Čia pas mane yra XS, tai va kaip XS jisai toks ganėtinai neaptemptas, dar platesnis. Toks gražus, wow, aš tiesiog šitas įsimylėjus, tik jaučiu, yra etiketė, man atrodo, pasilikau. Jo, vilnonis nertinis, tai čia yra ir poliesteris, ir akrilas, ir vilna, ir elastanas, 29,99 ir čia yra XS-us. Tai man atrodo iš 30 eurų tikrai labai dar geras pigus megztukas ir žiauriai gražus. Tai čia jau visą aplink rūbų karalystėje tokiai sėdžiu. Tai va, greitai visai mes čia einam. Ir paskutinis maišas iš H&M, iš ten daugiausiai rūbų radau, prisirinkau. Tai pirmas bus marškiniai, kurie yra XS-as, bet jie man tokie platus ir dideli, aš jų vienų nešiot negaliu. Aš juos pasiėmiau tik tam, kad ant jų užsirinkčiau švarką, tai parodysiu, kokią švarką esu nusipirkus. Šiaip labai gražus marškiniai, tokie sturdy ir tokie tvarkingi, labai gražus ir patinka, bet jie man kaip vieni ant manęs yra per dideli per pečius ir atrodo, aš nesuprantu, vienur matuojas XS, man spaudžia viržę per rankas, kitur matuojas XS, man per didelis vos ne, kaip čia, tai aš nebesuprantu, koks tiksliai dydis man yra, nes visose parduotuvėse jis yra visiškai skirtingas. Tai kad ir čia yra XS, aš sakyčiau, kad čia net SSM yra, palygiai aš jaučiuosi šituose marškiniuose, bet jie yra labai gražus, labai gražios spalvos ir jie labai gražiai dera prie vieno švarko, bet jis dabar čia giliai nugrūstas, tai nepasiek. Dar iš H&M pasiėmiau tokį segtuką, aš panašu turiu iš Sheino, tai aš tiesiog norėjau naują dasipirkti, nes iš Sheino biškai sulūžo. Dar vienas megztukas iš H&M ir čia yra jau S-as, jisai irgi šiek tiek laisviau krentantis, rudos, tokios gražios žemiškos spalvos, jisai buvo nukainuotas, kainavo 14 eurų, sena kaina liktais 24 ir medžiagos čia nematau kokie būtų. Bet man jisai patinka, toks lengvas megztukas, tiesiog užsivelki, nesuki galvos, varai į darbą, gali į miestą varyti, jisai labai švelnus ir tiesiog labai paprastas, per daug nereikalauja mąstymo, jeigu neturi ką apsirengti, į vieną apsirengi, good to go. Dar iš H&M aš pasiėmiau labai gražius džinsus, aš jau labai senai norėjau tokių nublukintos juodos, pilkos spalvos džinsų, kurie būtų irgi visiškai straight kirpimo, tokie platus ir jie man žiauriai patinka, jie žiauriai patogus, aš labai daug kartų sakau žodį žiauriai, reiktų naikinti iš žodyno, jie labai patogus, aš su jais vaikštau ir jie manęs nespaudžia, taip tiesiog tampasi, kai tu eini ir taip patogu, aš atrodo taip senai neturėjau naujų džinsų ir kai šitos užsidėjus nuėjau į darbą, ten pas mus didelės patalpos, reikia daug vaikščioti laiptais lipt. Oh my god, aš tos laiptais lipdama taip gerai senai nesijaučiu, man taip gera ir patogu. Taip patiko šitie džinsai, tai žiauriai labai džiaugiuosi, kad juos pasiėmiau. Čia 3/6 dydis ir jeigu neklystu, čia yra džinsų etiketė, kurie kainavo tik 25 eurai. Aš nežinau, man gal pasisekė tą dieną, kad aš taip pigiai rūbus pirkau, ar čia tos kainos apmažėjusios, nes kiek kartų aš esu ieškojus džinsų, kem eurų čia kaip niekur būdavo. Tai tokius gražius džinsus nusipirkti už taip pigiai, tokius gražius ir tokius patogius, wow. Tai mane labai gražiai, pavyzdžiui, prie ūgo atrodo kaip krenta, prie mano tokių Adidas žalių kėdukų, kurie šiek tiek tokie didesni. Aš labai džiaugiuosi šitais džinsais, tai man labai patinka. Ir tada maikutė.
kurią aš rengiuosi po tais mėlynais marškiniais, paprasta, man atrodo, irgi visiška medvilnė, XS, šitą aišku jau apsitempė taip kaip reikia, bet ją pirkau realiai tik tam, kad apsirengti po kažkuo. Ir paskutinis pirkinys iš H&M, tai yra labai įdomus švarkas. Long story short, tai kai aš ėjau į H&M, ant manekeno buvo uždėti tokie rūbai, kurie man labai patiko, jie priminė rančo darbuotojo drabužius, kurie man labai tiktų. Tai dėl to aš realiai viską nusikopijau iš to manekeno, kuris buvo aprengtas. Tai ant manekeno buvo šita maikutė. Tada buvo šitie mėlyni marškiniai ir ant tų marškinių šitas švarkas. Aišku, buvo mėlyni džinsai ir diržas, ko man trūksta, tai diržo, man atrodo, kad jau galutinai užbaigta įvaizdį. Bet taip gražiai tas manekenas atrodys su šitais rūbais ir aš nusikopinau viską ir tiesiog nusipirkau šitos rūbus. Tai čia yra XS dydžio švarkas, bet jisai man irgi, sakyčiau, S arba M, bet čia buvo XS mažiausias švarkas. Tai aš tikiuosi, kad neatrodo su juo juokingai, bet man jis tikrai labai gražus. Aš jį matau ir su tais marškiniais ir tiesiog su maikutė vasarą, jeigu, sakyčiau, vakare išeini į lauką, tiesiog maikutė ir ant viršaus šitą švarką užsirenki. Irgi toks švarkas, kuris labiau casual, mano nuomonė, turbūt dėl visų šitų sagų ir tokių detalių, bet jisai toks įdomus ir toks savotiškas ir suteikia, nežinau, tos auros tokios vaibo įdomumo, kad tiesiog aš negalėjau šito švarko palikti, nors aš stovėjau tam matavimusi kabinai gal pusę valandos su šito outfitu ir galvojau, pirkt ar nepirkt, bet galvoju, aš jaučiu gailėsiuos, jeigu nepasimsiu šito švarko, nes jį galima, kaip sakau, ir su marškiniais, ir su maikerius toks įdomus ir gali su juo tiesiog jaustis šiek tiek labiau išskirtinai, ne taip nuobodžiai. Ir man visai patinka, kaip matot švarkai, tai nežinau, pasakykit, kaip jūs galvojat. Aš visiškai, kai grįžau namo, vyro dar nuomonės irgi klausiau, ką daryti, sakau, nežinau, ar man grąžinti viską, ar aš juokingai atrodau, ar ne, bet, pasilikau, galvoju, man visai patinka, bet ėjo ta tokia ir nuomonė, kad, o ką kiti pagalvos, gal aš per juokingai atrodysiu, kaip aš atrodysiu taip einant į darbą, tarsi bandau kažką čia įrodyti, nors tiesiog aš darbę ir tiesiog būk savo vietai, bet tiesiog man gražu. Tai aš tiesiog pasiėmiau dėl to, kad man gražu. Tai čia vienas tokių įdomesnių švarkų, bet aš manau, jį tikrai galim pristylinti prie labai daug ko. Tai gal nelabai įprastas man toks švarkas, sakyčiau, bet norėjau labai turėti savo tokį. Ir paskutinis mano rūbas, apie kurį aš čia kalbėjau ir neužsičiaupiau ir nieko nepasakiau iki galo, tai yra tikrai labai brangus pirkinys. Aš jį tiesiog random pamačiau Facebook'e ir pagalvojau, noriu, ypač kai pamačiau, kad čia yra 100% alpakos vilna, aš galvoju, aš galiu sau gal leisti kažką pamėginti iš tokios natūralios medžiagos, sau pasidovanot kažką tą progą, kad aš jau po truputį kažkokį minimalų darau indėlį į pasaulį ir savo gyvenime. Pasidovanot, pasižiūrėti, ką reiškia turėti 100% alpakos vilną švarką. Ir tikrai, kai pamačiau kainą, aš žiauriai išsigandau, nes kainavo 220 eurų kažkur, bet irgi, kaip suprantat, ėjau į ChatGPT, klausiau, kiek tai yra normalu ir panašiai. Tai ChatGPT sakė, kad čia viskas yra ok, as long tai yra natūralu, kol tai yra aukštos kokybės, viskas ok, nes gali būti net ir dar brangiau, gali įti iki 400 eurų ir panašiai. Ir man tas švarkas su tom visom nuotraukom, kaip ten gražiai atrodė, taip fainai, man taip įstrigo, aš jo taip norėjau, nes galvoju, jeigu varysim į kelionę, aš jį galėčiau pasimti kelionę, aš su jo galėčiau varyti darbą, aš su jo galėčiau varyti miestą, aš su jo galiu varyti visur. Ir aš esu tas žmogus, kuris linkęs po kokius 5 metus tą patį drabužį trint. Ir galvoju, aš tiek galiu išleisti, nes jeigu aš žinau, kad tikrai man patiks, prilips ir aš jį nešiosiu ilgai, man tiesiog atsipirks. Ir plus pažiūrėsiu, ką reiškia turėti kažkokį jau nebe plastiko gabalą ant savo kūno. Ir tai yra švarkas iš Exotic You. Bet jau kaip supratot, liūdnai šitą istoriją baigės, nors viskas taip fainai, jautiesi lyg gavęs dovanų, nusipirkęs tokią prekę ir labai gražiai supakuotas. Su dustbagu ir vis. Bet susidūriau su problema ir man ta problema neleido pasilikti šito švarko. Bet galiu parodyti tiesiog, kaip jis atrodo ir papasakosiu, kokia ta problema. Šitas švarkas yra labai gražus.
Jis labai gražaus rašto, jis labai gražiai pasiūtas, jo labai gražios sagos ir labai gražios rankovės. Bet yra du dalykai. Vienas iš tokių dalykų, čia yra vieno dydžio daiktas, kuris tinka vos ne XL-ui ir turėtų man tik, bet man jis yra toks per didelis, kad aš atrodo kaip su 3 kuprom. Antras dalykas, jis griaužia. Ir aš žinau, ką jūs sakysit, vilna turi griaužti, bet mes kiek domėjomės su vyru, nes jis irgi labai įsitraukė kaip detektyvas į šitą dalyką, vilna taip neturėtų griaužti. Alpakos vilna viena švelniausių. Ir aš tiesiog irgi tikėjausi, kadangi tam puslapyje buvo parašyta, kad pasižymė ypatingų švelnumų ir panašiai. Ir aš žinau, kad vilna graužia, aš esu lietus vilna ir nešiojusi vilnonės kojines ir panašiai megztinius, bet kai teiginys, kad ypatingo švelnumo, aš ir tikiuosi, kad jis bus labai švelnus. Tai vat kiek vyras domės, kiek aš jie turėtų, alpakos vilna neturi griaužti. O aš kai jį užsidėjau ant kūno, man taip pradėjo griaužti ir nepatogu būtų, aš negaliu išbūti su šito rūbu. Aš neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau varyti kokią kelionę ant maudymkės, užsirengti šitą švarkelį ir išbūti ramiai. Aš jį kai liečiu dabar su ranka, aš jaučiu, kad man griaužiasi ir man taip neįsivaizduoju, kaip man buvo liūdna. Aš taip liūdėjau, nes aš taip tikėjausi, kad galėsiu turėti kažkokį tikrą daiktą savo rankose, džiaugtis juo, saugoti jį, nešioti su viskuo ir aš negaliu, nes jis mane griaužia. Ir kai mane griaužia, aš negaliu, aš tiesiog jaučiuosi į čia, aš noriu visą šitaip save draskyti, aš neišbūsiu su juo. Ir mokėjau 200 eurų su viršum, tik tam, kad tiesiog kažkokį turėti, tarsi pasigirti kažkam, kad turiu natūralų daiktą, bet tau jis visiškai netinka, griaužia, irgi nėra logikos. Tiesiog gaila. Aišku, aš jums parodau tai, nes aš norėjau šiaip nerodyti. Mano vyras sako, tiesiog pašnekėk, papasakok, vis tiek pasidalink savo patirtimą apie šitą švarką. Aš jį būčiau tiesiog tiesiai grąžinus, tai tik kelios dienos jis pas mane. Tai po šito video tiesiog prašysiu, kad grąžinčiau, nes tiesiog aš jo negalėsiu nešioti. Tai jūs neįsivaizduojate, kaip man buvo gaila, kai aš tiesiog buvau tokia excited, turėjau kažką natūralaus, organiško ir džiaugtis tiesiog tą kokybę ir gauni daiktą, kuris tau ir žiauriai per didelis ir tiesiog griaužia tau kūną, tai negali su juo tiesiog išbūti. Tai bandžiau dar save kažkaip įtikinti, kad gal negriaužia, gal čia pakentėsiu viską, bet tiesiog alpakos kailis švelnus turėtų būti. Tai arba čia gal prasta kokybė, prastos kokybės vilna, ar prastai išdirbta, aš nežinau, aš apie tokius dalykus nesuprantu, bet aš žinau tai, kad jeigu tu rašai, teigi, kad tai yra ypatingo švelnumo, tai aš taip ir suprantu tiesiogiai, kad turi būti ypatingo švelnumo. Tai plus pasidomėjus ir taip ir yra. Alpakos vilna turi būti tokia švelni, jinai neturi griaužti. Tai jo, tai gaila nevykęs pirkinys. Tai buvo vienas iš tų pirkinių, kur tikrai jaučiausi, kad galėčiau jau savo geriau pasijaus tai, kad turiu kažką, kas nėra plastikas, kas yra organiška ir natūralu, bet dėja man tiesiog netiko. Tai nežinau, turbūt reiks skristi patį Peru ir ieškoti, aš laikau ranką ant to švarkelį ir man griaužia tiesiog, negaliu laikyti, man labai gaila. Tai nežinau, jokiuosi, kad reiks skristi patį Peru ir ten ieškoti alpako šitų drabužėlių. Tai va, tai tokie tie pirkiniai, man atrodo, jau nieko ir nepraleidau. Labai tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Nežinau, aš nežinau tikslo šitų video, aš pati kartais mėgstu juos pažiūrėti iš kitų savo sekamų youtuberių. Tiesiog for fun, tiesiog praleis laiką. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad jūs smagiai praleidus laiką su manim. Jeigu taip, tai spauskit laiką po šito video, hypikit šitą video. Jeigu nesekat mane, tai pasiekit. Lauksiu dar konkurso nugalėtojos, kad su manim susisiektų. Ir viskas. Jeigu norit mano kūrybą paremti finansiškai, visus linkus paliksiu irgi video aprašymą. Tai labai tikiuosi, kad buvo smagu ir susitiksim. Jau tikiuosi, kitas video bus vlogas iš kasdienio mano gyvenimo, galėsim tiesiog labiau paplepėti, pačiatinti. Tai va, ačiū, kad buvot ir iki kito karto.